Sveiki visi. Kaunas stebina, kaip visada. Kažkada buvo Spindulio spaustuvė, o dabar štai konservų dėžutę padarė. Kaunas turės stiklainį, o dabar štai ir konservų dėžutę. Pažiūrėsime kitoj pusėje, kaip konservai atrodo. O, pasaka blizga, kaip jūs manote, norėtumėt tokioj konservų dėžutėje gyventi? Aš tai nelabai tikriausiai. Pažiūrėsim fasadas, kaip atrodo. Bet irgi turbūt puikiai. Saulėtą dieną zuikučiai tik ir laksto iš visų pusių. Štai koks puikus. Pasaka tiesiog. Na, ką jūs pasakysit? Na kągi, lauksim, ką Kaunas dar sugalvos įdomesnio.